Praėjusią savaitę choreografus ir savo partnerę Eleną Velniop prieš kamerą pasiuntęs Juozas Liesis įžeidė projekto choreografą Kęstutį Andrijevskį. Nu, čia pilnas p***dėts, žinokit. Košmaras, taip pasakyti, jam aiškinam ir klubų darbas, ir kurios raumenis reikia suimti, kur pasižiūrėti. Jeigu jie nesugeba susitvarkyti su savo koordinacija, tai prie ko čia mes dabar, choreografai? Iš pradžių į choreografo žodžius Juozas reagavo štai taip. Nu jo, biškelį čia prisidirbau, bet tai, žinot, viskas juk normaliai, ne? Tačiau jau po akimirkos jis kalbėjo visai kitaip. Esu labai dėkingas Kęstučiui, Mantui, Arnaldui, jūs esate patys nuostabiausi mūsų choreografai. Džiaugiuosi galėdamas dirbti su jumis ir atsiprašau už tos žodžius, kurie, na, tikrai ne iš nuovargio yra. Tikrai yra ne iš to, kad jūs kažkaip tai, na, nemokate dirbti. Iš to yra, kad aš negaliu pateisinti jūsų lūkesčių. Aš matau, kaip jūsų akis dega, kaip jūs norite, kad kiekvienas iš mūsų, na bent jau aš jaučiu tai, kad bent jau aš šokčiau geriau. Nu čia yra iš to. Nu aš dar nemoku taip šokti. Labai atsiprašau. Myliu jūs.